Jau sveiki visi amigos, aš su Enzo Haukagiai, išėjo naujas Mombazų update'as po tiek laiko. Praeitame video, kas nematėte, apžiūrėjome visokius teaserius, kas išeis ir šiandien jau nueisim apžiūrėsime pačiam game. Ok, tai pirmą nulėksime į dizaino parduotuvę, nes kiek mačiau ten daug yra atsinaujinimų, ten tas naujas kambarys netgi atsirado, VIP rūmas. Tada kiek žinau, sirupiniai yra atsinaujinus, ten irgi naujų dalykų yra. Esu biškiai, kai matot, pinigėlių biškiai pasifarminęs, tad tikiuosi man tiek užteks čia prisipirkti dalykų. Iš pačios parduotuvės kaip ir dalykai, palauk, šitą pats šopas, kaip matau, niekas ir nepasikeitė, dalykai tie patys likę. Tai kad, vat, matau VIP, čia durys, aš galiu praeiti. Opa, ok, čia dar kažkoks. Ok, VIP rūmas, varom pasižiūrėsime. Kodėl man 10 tų... Ar aš ką tik sumokėjau 10 000, kad atsirakinti? Kai iš manęs 10 štukų tiesiog tai paėmiau, kad atsidaryt duris. Variklio kavos stalas. Gryno aukso 13 000. Reguliuojamas raktas. 8... Čia 8... Čia 8 000. Ką aš su juo darysiu? Čia buvo. Ok, baldai visai gerai atrodo. 250 000. Gryno aukso ožkos skulptūra. Bomžiukas? Ok. Stabdžių diskas auksinis 4,5 tūkstančio. Vienas ratlankis 12 000. Kas čia per rūmas? Nusupratau realiai, dėl ko VIP rūmas. Ir dar sumokėjau 10 000, iš manęs paėmė. Kaip supratau, viskas kambariukas nelabai dabar mano kišeniai. Ok, varom dabar iki sirupinės, nes kiek ten mačiau, irgi yra daug atsinaujinimų. Čia žiūrėk, kaip padarė. Čia dabar anksčiau nebūdavo, kad irgi mašinos apstovėtų. 25 000 priekabas sirupos cisterna. Bet čia dabar mašiniukus pradėjo, čia anksčiau nebūdavo, kad mašinos taip stovėdavo. Ok, 2-5 štukas už tokį, manau, šiaip manau, neblogai, tik tais tokio didumo, kaip pas mane šigeršiakas, tikrai per mažai. Didžiulis kubas. 5 000. Šitas update'as labai toksai prabangus, sakyčiau, čia ne kiekvienas sau leis gali tokius dalykus. Šiaip, aš visai irgi norėčiau pasimti šitus upgrade'us, tai tais pas mane sirupinė nėra ant tokio didumo, kad aš galėčiau, kas viduje gero, ką tu, amigo? Ok, chill. Šiaip iš šitų aparatų tai kaip ir nieko nėra pasikeitę. Bandysim tolimesnėse serijose kažkaip gal pasiupgraidinti mūsų šiugaršiaką. Kol kas nelabai, čia mes tam galime daryti, žinai. Visai pamiršau, visai norėčiau pamatyti policiją. Šiaip iš pačio mepo kaip ir niekas nėra pasikeitę. Kaip ir niekas. Kas čia per šlangos? Čia per šlangos? Ką man su to šlangą daryti? Ok, tiesiog šlanga kažkokia. Kaip ir visada nieko naujo. Felofinai. Bet kas čia per šlangos, aš šis neįsivaizduoju. Atsargiai. Tai kaip tu aplenki ir... Gerai čia. Sveikas, amigo. GGB apdaila. Ok. Va šitus aš tikrai, palauk, čia gal yra iš bumperių. Jo, rimtai ir bumperiai. GGB apdaila irgi taipogi. Šitus aš būtinai užsidėsiu ant BMW. Vairo kolonėlė. Šitus aš tikrai, čia irgi visai brangiai gausis viską susidėti. Bumperis, ok. Va šitas. Va šitas yra, ko man reikia. 1000 už vieną. Ok, šitai, ok. 900. Kaip šitie ratlankiai gali būti pigesnių už šitus? Šitas žymiai geresni ir jie kokio didumo. Ok, ratlankius aš tikrai pasiimsiu. Jau mes kitame videose eisime BEMS atvarkyti. Ir greičiausiai šitie ratlankiai bus tos, kuriuos pasirinksiu, bet jau nors šitie geri, bet apsižiūrėsime dar. Automobilių keltuvas. Va šitas, tai bus jau gerai, šitas bus gerai. 8,5 realiai palyginus, net nedaug yra. Ok, šitą dalyką jau paliksime jau biškai kitam momentui. Kaip ir pagal viską žiūrėjome, visus naujus dalykus, kas yra. Aišku, yra pilna dar ten iš visokių lenktynių ir panašiai dalykų. Naujos sistemos, nauji modai ir panašiai, kuriuos apsižiūrėsime toliau. Dabar labiau norėjau pasižiūrėti visokius naujus dalykus, kuriuos įdėtų, nes tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Ką, amigos, tiek šitam videosui apžiūrėjome, apžiūrėjome naujus dalykus, kas išėjo. Kitose videose jau pradėsime ir BEMS statyti ir atsinaujinti mūsų garažą.
garažą ir lenktynės ir geisim kitą, mums yra pilna dalykų, kuriuos pasidarysime. Parašykit komentarus, kaip jums update'as, jeigu jūs jau žaidėte, apsižiūrėjote, galbūt kažką nusipirkote, tad nepamirškite pasubscribinti šitą kanalą ir tada kaip visada sutiksime naujose videose.